Labas, mielosios. Nusprendžiau išeiti į video, kad pasidalinčiau su jumis apie tai, ar visiems tinka tinklinis rinkodaros verslas. Iš kurio požiūrio taško žiūrėtumėm? Atrodo, visi gyvename socialiai tarp žmonių, mėgstame bendrauti, mėgstame susitikimus, tikrai moteris mėgstame apsipirkinėti, kažką naujo atrasti, save gražinti, o kosmetika, gražus buteliukai, kvapai, kvepalai, tai, kas yra unikalus, tai, kas savita, ką atrandam, ar ne? Ir visos mėgstame pasidalinti tai, kas mums pačiom patinka. Nagi, duodame tikrai rekomendacijas savo draugiam, ką įsigijome, kur ką skanaus paragavome, kokioje vietoje gražiai pabuvome. Ir tai atrodo normalu. Bet jeigu visą tai sieti į darbo pobūdį, į verslą, būtent tinklinė rinkodara, tai yra žmonių pasidalinimai, rekomendacijos būtent apie vienos kompanijos produktus ir galimybes, tada sakyčiau galbūt ne visiems, nes tai yra daug psichologinių dalykų. Kiti galvoja, kad jeigu aš ateinu į šią verslo nišą, man patinka produktai, bet aš nedrįstu tuo pasidalinti su kitais, negaliu parekomenduoti to savo pažįstamui ar draugiai dėl to, kad pagalvos, kad aš noriu iš to žmogaus naudos. Bet iš esmės šis principas yra toks, kad tie, kas nenori kartu mėgautis šios kompanijos arba kitos kompanijos, bet tinklinės rinkodaros kompanijos galimybėmis patys įsigyti pigiau produktus, tame būti, verslą daryti, parduoti produktus rekomenduojant, ar ne, galbūt dirbti komandiškai, komandinį verslą kurti. Jeigu aš noriu nuolaidų, tai aš turiu ateiti į tą nišą kaip kompanijos partneris. Nes įprastai yra kiekvienam pasirinkimai. Arba tu esi klientas, perki pilną kainą, arba tu esi kompanijos partneris ir turi privilegiją visom nuolaidom. O kalbant apie pardavimus, žiūrėkit, kaip yra, kaip gaunasi. Jeigu aš esu pardavėja ir aš parduodu produktus, tai, ką aš sugebu suorganizuoti, parduoti per mėnesį, tai yra viena. Bet jeigu aš turiu komandą ir jie taip pat dega tuo, kad nori parduoti produktą, nori užsidirbti, nori tiesiog išnešti žinutę daugiau, platesnei auditorijai, ar ne, tai įsivaizduokit, kiek gali padaryti 10 žmonių, 100 žmonių, 1000 žmonių. Ir taip toliau, kiek gali suorganizuoti apyvartos per vieną dieną, kiek gali suorganizuoti per visą mėnesį. Va taip tada ir pagal marketingo planą ir ateina tos pasyvios pajamos kiekvienam. Čia yra tik tai požiūrio klausimas. Žinot, tai, ką tu pats galvoji apie tokią verslo idėją, apie tokią verslo nišą, ką tu galvoji apie produktą, su kuriuo tu dirbi, ar tau jis patinka, ar tu pats naudoji, tas yra labai svarbu. Ir kiek tu išdrįsti tiesiog dalintis tuo, kas tau pačiai patinka, ar ne? Tai galbūt rezume pasakyčiau, kad tinklinės rinkodaros verslas yra ne visiems, nes bet kokiu atveju ir šiaip ne visi žmonės yra linkę dalintis tuo, kas jiems patinka. Kiti gaili tų rekomendacijų. Ir apskritai reikia čia tikrai įdėti pastangų. Pirmiausia, kad susipažinti su verslo niša, susipažįsti su produktu, išmanyti šiek tiek kaip socialinėje erdvėje dirbti, kaip savo asmeninį brandą išsiaiškinti, kaip tu nori atrodyti, ką tu nori savo žinutę kiekvienu kartu pasakyti, koks tavo yra tikslas gyvenime, kokie yra tavo siekiai, kiek tu nori save atskleisti, realizuoti, ar tu turi viziją. Ir į tą viziją, ar telpa tie visi žmonės, kuriuos tu nori pakviesti. Yra čia daug niuansų, man tai yra be galo įdomi sritis, dėl to, kad visada pasakau, kad mano vertybė yra laisvė ir per visus požiūrio kampus, ta laisvė atsispindi kūryboje, kad aš pati dėliojusi savo dieną, vadinasi, kiekvieną dieną, kuriu ką veikiu, ką darau, kiek noriu padaryti, aš apsibrėžiu savo rezultatus, aš žinau, kiek man reikia, kame reikia man augti, tobulėti, aš ir praktikuojasi. Ir žinot, man visiškai nėra nei nedrąsu, nei gėda kažką tai daryti, kažką rodyti, kažką pasakoti. Jeigu aš kalbu, tai aš kalbu iš šio momento, iš širdies, nėra, kad aš kokių tai tekstų pasirašau, ar man kad dirbtinis intelektas su kalbas kažkokias surašo. Nesu tas žmogus, kuris turėčiau labai puikią atmintį pažodžiui išmokti ir tada atbarbenti. Ne, aš esu ta, kuri turiu kalbėti iš srauto, iš tos akimirkos, ką aš jaučiu. Tai bet šioje nišoje telpa visi žmonės, estetikai, tie, kurie mėgsta labai gražiai viską pateikti, menininkai žmonės, taip pat čia telpa, pardavėjai, vadybininkai, žmonės lyderiaujantis, organizatoriai, tiesiog mamytės, tėveliai, tie, kurie galvoja su tuo, kas aš esu, apie ką aš esu, kokias aš savybės ir įgūdžius turiu, aš galiu šioje srityje dar daugiau padaryti.
Pirmiausia, pats tvirtai atsistoti šioje nišoje ir paskui parodyti, kaip kiti gali ateiti čia su tuo, kas jie yra. Mes irgi norime čia atrasti savo unikalumą. Tai nėra, kad aš darau copy-paste, kažką kopijuoju arba apsimetu to, ko nesu. Ne, mes čia panašiai dirbame kaip influenceriai, panašiai. Bet kiekvienas turime atrasti savitumą per savo charakterį, per savo bruožus, per tai, kas man patinka veikti. Mes kiekvienas galime išnešti žinutę apie tai, kad yra tokia niša, yra tokia verslo galimybė, yra toks apsipirkimo būdas, labai paklausus, per elektroninę parduotuvę, tiesiai iš tiekėjo Italijoje, kurioje tu gali mėgautis visų virš 4500 produktų asortimentu ir tau kompanija duoda už tai labai gerą nuolaidą viskam absoliučiai. Jeigu tu nori tiesiog mėgautis ir pirkti tos kompanijos produktą, tau dar už tai sumokės, už tą reklamos kampaniją, jeigu tu išneši žinutę, pasidalinsi su kitais, tiesiog pats besimėgaudamas tuo, atradęs vertę, naudą, tu dar papasakosi savo artimiesiems, draugams, savo socialinėje erdvėje auditorijai, gyvai susitikęs su žmonėmis, kad ir jie galėtų ateiti čia ir pasimti kokybę, pasimti gerą kainą ir pasimti verslo galimybę, uždarbio galimybę, jeigu jie tik tai nori. Kas nenori dirbti savo, susikurti savo darbo vietos, kas nenori turėti visišką laisvę savo dienoje ir savo darbe, organizuotis taip, kaip tau patinka. Aš suprantu, mes įpratę yra, kad už nugaros viršininkas mums aiškiai pasako, ką mes turime daryti ir už ką gausime pinigus, ar ne? Bet čia yra visai kitoks kampas. Aš suprantu, kad ne kiekvienas gali būti verslininkas, bet kiekvienas žmogus gali turėti naudą, nebūdamas verslininku, neteidamas vien tik į verslą, bet ateidamas kaip žmogus, kuris nori sutaupyti ir gauti gerą kokybę, kitokį produktą ir to mėgautis. Taip, ne kiekvienas ateina uždarbio galimybei, bet labai daug žmonių ateina tiesiog, kad savo galėtų apsipirkti, turėti elektroniniai parduotuvėje savo asmeninę paskyrą ir neieškant parduotuvėse fizinėse, ne fizinėse nuolaidų, bet turėti pastovę kompanijos nario nuolaidą, kurią mėgaujasi ir siunčiasi tos produktus iš Italijos. Tarp kitko, kuris visada veža nemokamai produktus, jeigu už tam tikrą pinigų sumą tu tas prekes užsisakai. Pasaka ta galimybė iš tikrųjų. Aš tikrai nuoširdžiai kviečiu visus, kurie nori kitokio produkto. Italija dabar yra išvis Lietuvoje ant bangos. Pasižiūrėkit, kiek naujų drabužių butikėlių atsidarė, kiek daug žmonių daro laivus ir jeigu paklausysite, iš kur yra šitos prekės, dauguma jų yra iš Italijos. Tiek dekoratyvinė kosmetika, tiek, nežinau, maisto produktai, bižuterija, kas tai bebūtų. Italijos rinka yra labai Lietuvoje tokia įsiveržusi ir tai yra geras ženklas, nes žmonės nori priima, nes žmonės vertina kokybę, o mes čia turime tokią galimybę, kad kompanija sako, ateik pabandyk, jeigu tau patinka mūsų produktų bazė, tapk mūsų partneriu, mėgaukis nuolaidą ir taip pat užsidirbk. Tai ką, dėl visų klausimų, mėlyje, galite klaustis, aš labai džiaugiuosi šią galimybę ir žinoma, joje esu.